Akmenėlis į kietą, jie įsidės į kišenę, užsiliepstos visa liemenė. Ačiū. Informacija ne visai tikslinė mano paroda, o Lietuvos dailininkų sąjungos akvarelininkų sekcijos Vilniaus skyriaus paroda. Rotušėje, birželio 7. Mano bus, kuriuos daviau iliustruoti. Tai va, tai reikia pasidžiaugti, kad mes, kas pamatys mūsų internete, pirmieji pamatysim Jauniaus kūrinius ir tikriausiai nebereikės eiti ir Rotušę. Reikės. Tai va, Jaunius mums sutiko padovanoti savo kūrinius. Išties labai gražus ir šiaip Jaunius labai kuklus. Sako, kartais reikia kankinti ir menu. Menas tai yra kankinė. Dabar kažkaip tai prasidėjo dailininkų plejada. Vienas akvarelistas, mes turim kitą keramikę, kurie rašo eilėraščius. Ir tie eilėraščiai tokie skambus, kad jie virsta dainomis. Vanda Sakalauskienė nė vienos poezijos pavasario šventės nepraleido ir visuose atliko savo dainas. Aš norėčiau šiandien, kadangi eina kalba apie mitologiją, tai norėčiau padainuoti žymaus XIX amžiaus pradžios poeto Michailo Lermontovo žodžiais romansą. Ir tame eilėraštyje yra paminėtas būtent mitologinis mūsų medis, šventas medis ąžuolas. Ir dar vienas labai įdomus akcentas, reiškia, poetas tarsi pakyla į kosmosą ir ten, reiškia, mato Žemę mėlio apjuostą, kas pasitvirtino, reiškia, 20 amžiaus antroji pusė jau pakilus į kosmosą, Žemė iš tikrųjų buvo matyta, pavadinta žydroji planeta. Išeinu aš vienišas į kelią, romansas apninsis. Be akompanimento, tai atsiprašau, bet bandysiu balsu. Išeinu aš vienišas į taką, veda kelias glūdumo nakties. Taip tyku, tik žvaigždės mirga šneka, klausos tyrai dangiškos bylos, klausos tyrai dangiškos bylos. Erdvėse ramu ir iškilminga, miega žemė žydrio apsupta. Ko širdis taip plaka sopulingai, gal ko trokštų, ko ilgiuos slapta, gal ko trokštų, ko ilgiuos slapta. Ateitis manęs nebevilioja, man nė kiek negaila praeities. Apie laisvę ramumą svajoju, poilsio geidžiu į užmiršties, poilsio geidžiu ir užmaršties, bet nenoriu žengti šaltą kapą, tik užmigti amžinų miegų, kad krūtinėj jausčiau žemės kvapą, kad alsuočiau kupinas jėgų, kad alsuočiau kupinas jėgų. Kad dainingas balsas nenustotų, apie meilę pasaką man sekt.
virš manęs, kad ąžuolas žaliuotų, šimtametis oštų dieną nakt, šimtametis oštų dieną nakt. Ir kadangi eina akcija Saugokime Vilniaus medžius ir Janinai vadovauja, tai aš dar tą progą padainuosiu savo kūrybos jau dainą apie pušį. Aš vieniša prie vieškelio dulkyto, pušis palinkus vargana, aš eičiau viešumon, aš šaukčiau, jei galėčiau, o ką nesužinosit niekada, jūs nusigręžkit, juk taip reikia. Aš tik pušis prie kelio vargana, nudžiūvę šakos jos pavysio nebeteikia. Pavargusi širdis, nes saulės jį pilna, juk ją nusėdo aitrios kelio dulkės, užkliudęs ratas ją įspaudė grindinin ir styro nuoskaudos, kaip surūdyja kulkos. Tad bėkite, skubėkite šalin ir styro nuoskaudos, kaip surūdyja kulkos. Tad bėkite, skubėkite šalin. Bravo! Pilietišką pasišventimą saugant Lietuvos gamtą. Valio! Gyvoja pušis. Dabar ir vėl bus eilėraščiai, kurie laša gintaro lašais iš rudo vaistų buteliuko. Taip. Ir bus romantiški proziško turinio eilėraščiai. Poetas, prozininkas, vertėjas, o svarbiausiai tai yra vaistininkas. Užtat tie gintaro lašai iš vaistų buteliuko laša kiekvienam į mūsų širdį. Tai kviečiam Tadą Žirinskį paskaityti tuos gydančius eilėraščius. Sveiki visi, turiu vieną prašymą. Jūs tiek vargo, taip ilgai laukėt to torto, ar nežinau, dar ko nors. Būkit geri, atsistokit visi, prašau. Ir labai stipriai savo paplojam, sušilsim šiek tiek, nes jūs tikrai to verti. Stipriai paplojam, savo. Ačiū. Kalbant apie Greimą, na, tiesiogiai nesu aš labai su juo susijęs. Galima sakyti, kad to Greimo esama kiekviename iš jūsų, nes visi sekat pasakas vaikam ir šiais laikais, kai įsivyravo postmodernas, yra galimybės skleisti informaciją dykai ir plačiom klausytojų masėm. Tai jūs esat mitų kūrėjai, jūs esat tie, kas užsiima mitogeneze. Ir ko gero, jeigu mes kalbam apie Pilaitę, tai nuo žodžio pilis, tai vėlgi Vilnius Gedimino pilis. Visi žinome tą pasakojimą apie Gedimino kalno, sapną išaiškino Lizdeika, kunigaikščiui apie geležinį vilką. Aš norėčiau paskaityti tokią poemą, kuri vadinasi Postmortem. Ir čia toks leitmotyvas būtų apie vilką ir vilkę. Tokį reiškia gal chtoninių jėgų pasireiškimą.
šaltas rūškanas rytas ateina į miestą. Vilko valanda 4 ryto, labiau tai valanda vilkės, kuri palieka savo irštvą, knibždančią blusų, kniurkiančių besočių vilkiūkščių, pasileidžia į vienais žinomais keliais ir takeliais. Genama alkio ir salsvo kvapo ir įsnoja prie dulksnoje skendinčio miesto, prismaigstyto betoninių daugiabučių. Įvyksta kitimas, salsas kvapas sustiprėja tiek, kad nebesunku jį atsekti. Vilkė atsistuojant už pakalinių letenų, jos povėza nebeprimena žvėries, veikiau elegantiškos damos, jos beprotiškai spindinčios akys užsitraukia romumo valkčiu, o nagų caksėjimas į šaligatvį virsta aukštakulnių batelių kaukšėjimu, stebėtinai panašiu į 3 trumpus – kaukšt, 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 3 aidinčius – kaukšt, 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 po to vėl trumpus – kaukšt, kaukšt, kaukšt. Vėlų gelbėti nemirtingą sielą, nes jei nemirtinga, tai kas jai gali būti baisu? Vilkė prieina prie skaičiumi 4 pažymėtų durų, dvejoti nėra laiko. Kvapas toks stiprus, kad jam nebeįmanoma atsispirti. Ji užeina, pasilenkia prie merdinčio senioko, o jis pamato savo motiną, švelniai klausiančią: ar tu nealkanas, sūneli? Ir bliktels krentantį žvaigždė tarytum į akis paklaikus. Ši proskina tikrai matyta. Net joje ir nebūtų anksčiau, tačiau medžių lajos rėminančios pušų spigliais nubarstyta taką, lyg seni geri draugai išletinėjantis po išgertuvių prie vilko vardą turinčio ežero, prie tą vilką peninčios kojos įlankos, nors ir tenai daugiau vilkės nei vilko. Trumpas stabtelėjimas prie šmėklų, nematančių nieko aplinkui. Ana ten senis dryžuota pižama, sėdintis atokaitoje, bandantis šilumą išguiti iš savęs kasdien stiprėjantį kvapą. Ana ten ir piplys su tėvais, klausinėjantis, ar kartais nebus tas pižamius dryžuotas koksai kalinys? Vaikeli, vaikeli, visi mes čia kaliniai, nelinksmai pagalvoja mama, nors juokiasi garsiai įsikybusi vyro parankę. Atokiau 3 vaikiščiai susėdė ratu, su kišeniniu peiliuku lošia žemę, vikriai smaigsto žypčiončią geležtę nuo kaktos, lūpų ir širdies, besiruošdami klausytis nebylios evangelijos pagal Vilkę. Ši proskina tikrai matyta, bet matoma paskutinį kartą. Šis suvokimas toks tikras. Tik ar verta tikėti tikrovę? O gegužį iš lėto pasmok žilas gruodis. Vilkės akys, virtusios žaltvykslėmis, išplėšė iš tamsos pasiklydėlį atsakymą. Atsakymą menantį pradžią ir pabaigą, virstantį tai gyvatei įsikandusi savo uodegą, tai senu subraižytų vinilu, kuriame gyvasties geluonis niekaip negali šokti iš sugadinto griovelio, bet itin sėkmingai nuolat į tą griovelį iššoka. Atsakymą tampantį tai besibučiuojančių balandėlių siuvinėjimų kryželiu, tai pavasarinio čiurlio klyksmu, tai bombardavimo kovojaus sirena, tai žalsvų ornamentų šokių. Nereikia jam priešintis, nereikia su juo kovoti. Vis vieną apgaus ir pasiglemš, nuplykis ugnimi, nubarstys žvaigždžių dulkėmis, suvedžios ir pames, išgelbės tik tam, kad išduotų, ir išduos, kad suteiktų išsigelbėjimą. Sunku atsisveikinti su tuo, kas dar vakar turėjo reikšmės, juoba iš tamsos ataidinė Vilkės kaukimas, o keistas nepažįstamosios priekaištas. Tėveli, kodėl mane palikai? Tikrai netęsiu, nes čia yra ilga poema, o aš nenoriu jūsų šaldyti. Ačiū labai uždėmesį. Vanda kalbėjo, kad reikia saugoti mišką, saugoti gamtą. Tai mes turim čia tokį vieną gamtos saugotoją, Edgarą Steponavičių, kuris saugodamas gamtą rašo ir eilėraščius. Kaip matot, pas man irgi ne popierinis variantas, esu labai modernus. Galbūt pirmas toks iš jūsų čia. O šiaip, ko gero, toliau bus ne taip linksma, aš tiesiog pabandžiau Angelės kvietimu pataikyti tą mitą ir nelabai linksmai supratau, kad tas mitas turbūt šiuo metu Vilniaus, tarkime, būtent Vilniaus mitas man dabar rūpi bene labiausiai. Ir
man regis šiuo metu, jeigu jis, ta prasme, manau, mes jį kūrėme, reiškia, visi po truputį šiais laikais. Nenorėčiau labai, kad jis būtų liūdnas, greičiau norėčiau, kad jis būtų bent jau su laiminga pabaiga. Prieš porą metų aš jau čia, taip jau ne visai savo norų, tapau tokiu nelabai gerų Pilaitės pranašu, nes pats matau, kad mano tos pranašystės nelinksmos pildosi vis dėlto taip pakankamai atkakliai. Tai, žinokit, ir ta mano mūza tokia yra piktoka, sakyčiau taip. Aš galbūt net nelabai norėčiau ją prisileisti, nes vis taip išeina, kad rašau apie tai, apie ką galbūt net nenorėčiau nei rašyti, nei matyti. Ir jeigu taip vaizdžiai pasakyti, tai mano mūza tokia kaip tas šuo, reiškia, iš tos pasakos. Jis man kažkaip vis taip ateina, taip retkarčiais ir kanda į alkūnę ir tada nėra kur dėtis, tenka kažką rašyti. Ir dažniausiai, bent jau šį kartą, tai tikrai nebus, žinokit, tokių greimiškų kažkokių labai intonacijų, kažkokios gilumos, nes, na, žinot, kai kanda į alkūnę, tai tiesiog rašai iš skausmo ir šį kartą gavosi gan paprastai. Tai dabar tik tai pabandysiu aš surasti, atsiprašau dar kartą. Taip, reiškia, pirmas eilėraštis vadinasi labai trumpai, paprastai atleisk. Čia aš apie Vilnių rašau ir nenorėčiau, kad čia būtų kažkoks toks apgailėjimas, gal greičiau palinkėjimas, galbūt, jeigu ne mums, tai galbūt kokį ateinančiai kartai, nes mano akimis žiūrint, tai dabar Vilnius toks, man primena šiek tiek tokių antkapių, tokį, reiškia, sambūrį savotiškų. Ir, na, kaip žino, kaip mišką iškerta, tai matyt vis tiek reikia palaukti bent 100 metų, kol atžels naujas ir galbūt iš visko galbūt negali tikėtis, kad tai reiškia atleisk. Kas tau nutiko, gimtas mieste? Negali būti, kad čia tu. Kas drįso tavo veidą liesti, palikęs tiek skaudžių žaizdų? Jau krito Žalgiris, be mūšio. Pasidavė jau Lietuva, verkiuose verkia senos pušis, nugremžta užupį kalva. Kur dardam mes, pametę vėžės, tartum vaiduoklių traukiny. Tik atsispindi stiklo dėžės, neries vajoklės vandenį. Vis ilgesni juodi šešėliai virš tavo saulėtų kiemų. Ir blaškos, aklos senos vėlės, nerasdamos savų namų. Mes, Vilniau, tau neturim laiko. Mes tapome menki ir smulkus. Mes uodžiame asfalto tvaiką ir įėjame statybų dulkės. Išniekintas tu ir apviltas, lyg sumuštas, kur pavartėjai. Tiek inkščia geležinis vilkas, tamsiausioj sąžinės kertėjai. Tu mums atleisk, matyt taip lemta. Jau Gediminas nepabus. Ir sapnas jo, ir jo legenda ne mūsų ir ne apie mus. Kitas linksmesnis galbūt šiek tiek, žinot, juodžiausioj tokioj nakti galbūt vis tiek reikia tos vilties ir konkrečiau čia bus truputį vėlgi apie tą mūsų vargšą, tą numylėtą Vilnių, bet čia galbūt yra šiek tiek tos, kaip sakiau, tokios vilties ir tikėkime, kad pavyks mums kažkaip tai perlaužti bent jau šioj vietoje, šiuo laiku. Šiuo metu yra Vilniuje tokia vieta, kuri visiems yra žinoma, bet kažkaip tarsi nelabai mylima. Ten, tiesą pasakius, labai dažnai tenka matyti, kad ten labai yra nedaug žmonių, labai nedaug, reiškia, Vilniečių ir šiaip svečių galbūt. Nors tikrai, manau, vertėtų dažniau prisiminti tą vietą, jo lab, kad dabar iš tikrųjų iš tokios pusės, iš kurios mes galbūt mažiausiai tikėjomės, tai vietai iškilo toks gan didelis pavojus. Tai aš pabandysiu tiesiog, jūs sužinosit, jeigu ne dabar, tai pabaigoj.
Neprimink man, vadinasi eilėraštis. Nežarstyk į pelenų, neprimink sūnau man kraujo. Išėjai į laimės klonį iš jaukių tėvų namų. Tad seniai kitom svajonėm ir sapnais aš gyvenu. Vardan prabėgusių dienų aš vėl bandau atgimti iš naujo. Prie širdies man naujas rūbas, žalias, minkštas, nesugrubęs. Ar kaitra, ar šaltas vėjas, ar žiemos pūga padūkus, aš smagus ir pailsėjęs, minkštai galvą pasidėjęs, šiltoj laimė įsisupęs. Nors jau nebe pirmas kartas, tinka man ir naujas vardas. Kai jį ištariu balsu, neskamba pavojaus varpas. Negirdėt kovos garsų, nebraidau degėsių plynės. Ir virš motinos lopšinės nebekybo priešo kardas. Aš tavęs taip įsiilgstu, aplanky dažniau kviečiu, bet jei imsi žeisti darną, ar priminsi seną barnį, arba švedišką huskvarną, atžingsniuosi, sugalvosi, užsimetęs ant pečių. Artintis tuomet draudžiu. Taip džiaugiuosi tavo laimę ir krentuosi dėl klaidų, o tuomet gal tik vilnelė ir vėjelis vakarinis girdi, kaip aš tau jausi, per pečius apsikabinęs, švelniai tėviškai šnabždu. Neprimink sūnau man kraujo, nežarstyk į pelenų. Sėdi štai žavi rudakė, kalbasi telefonu. Tai aš, jaunas ir patrakęs, ją kviečiu pasimatyti. Jei tai reikia atsakyti, Kalnų parke ateinu. Ačiū. Čia modernybėje Edgaro eilėraščiai. Ačiū tau, kad atėjai. Nagi dabar dar prisiminėm, kad mes turim ne tik tai poezijos pavasarį, bet į tą poezijos pavasarį ateina žmonės, kurie kažką tai švenčia, kurie kažko tai sulaukia. Norėtumėm pakviesti šios gražios, nepaprastai gražios erdvės šeimininką, sakyčiau, tą židinio saugotoją kiekvienais metais, Vytautą Dabrišką. Taigi, laikas yra toks dalykas ir metai tai tokia štuka. Pilaitės bendruomenė 60 metų jubiliejaus proga, gal čia suklydo, man atrodo, rašydami. Sveikiname Vytautą Dabrišką. Tegul žaliuojantys miškai virsta jums padėka už jų išlikimą, o medžių ošimas ir paukščių čiulbėjimas gražiausia gamtos sukurta muzika. Linkime visada išlikti žvaliam, sveikam ir atrandančiam aplikoje kuo pasidžiaugti ir nuraminti širdį. Širdingai dėkojame už visokiojopą pagalbą rengiant Pilaitės bendruomenės šventes, už jautrumą ir pasišventimą saugant Vilniaus miškus. Aš dar pridėčiau laisvalaikiu, paimti plunksną ir toliau rašyti. Žinot, su kitu Vytautu Pelakausku kažkaip tarėmės, kaip Vytautą Dabrišką sveikinti ir sakau, klausyk Vytautai, o tai Vytautui turbūt 40 metų. Tas kažkaip sako, gal 50. Tai va, kokį jauną žmogų turim ir sveikinti. Taip, aš dar pridėsiu ir nuo žaliuojančios Vilnijos draugijos sveikinam tokį ąžuolą, kuris laikytų čia tą gyrę, kada Pilaitės bendruomenės mūsų dėka reiškia gimė ir tas poezijos pavasaris, o jo įkūrėjas tai Zuokas yra. Jis čia
norėjo iškirsti 132 hektarus miško, 120 hektarų aptverti tvorą, kad uodas nepraskristų čia ir neleisti mūsų. Tai va ta protesto banga sujungė ir įkūrė bendruomenę ir šiandien šitą istoriją Greimo padedama mums, reiškia, duoda tokį peną, tokį, reiškia, aurą čia sukūrė, kad tos pušys tiesiog auga ir augs Vytauto padedamos. Atsirado dvi vėliavos. Viena vėliava Lietuvos, viena, kokia čia kita? Prezidento. Reikia dar vienos su mėlynos vėliavų, dviejų mėlynų vėliavų. Viena su paukštė skrendančia, tai poezijos, simbolizuojantį poezijos pavasarį, kurį anksčiau būdavo pakeliama Palemonė, dabar nežinau, kelia ją ar nekelia, ir ES vėliavos iš kitos pusės. Kad matyt, tą linkėkime, kad kitais metais jos atsirastų. Pilaitė Europos centras. O štai prie Antano gražių palinkėjimų palinkėčiau, kad čia būtų visos visatos vėliava, o su šito gražių poezijos pavasario ženklų ir kad kitais metais Vyto čia eilių būtų. Jo. O tarp kitko pasiūlyčiau Živilei kiekvieną vakarą paskaityti po vieną eilėraštį. Ačiū Jums, dėkoju už tokius gražius sveikinimus, tikrai nesitikėjau ir pradau kalbos dovaną beveik. Dėl to jaunumo tai sakyčiau, kad gal čia ir poezijos tie pavasariai kalti, taip jau tiek metų, kiek mes čia 12 turbūt, ar 15, net 15 metų ir, nu tai kaip gali sent, kai vis ateina tas pavasaris, tai... Tas pats. Ir tikrai nebūtų šita aplinka tokia graži, jei čia tas nevyktų, pastoji tas poezijos pavasaris, taip jo ir laukė. Ir kažkaip jis, nu, va, kaip ir ta gamtos dalis, kuri nuolatos tą širdį džiugina. Dėkoju ir jums visiems. Na, o dabar kviečiam Verdenę. Tai kaip jubiliatas be dainos. Be dainos jubiliatas. Taip.